norint turėti darnią ir fainą porą, o ypač darnią ir fainą šeimą ir ypač kai atsiranda vaikų, nes, papildomas krūvis, problemos, bemiegės naktis, vaikų lygos, bla, 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 tai sekina ir tai yra sunku. Ta prasme, nemeluokim. Turėti darnią porą, darnią šeimą ilgam laikotarpį, kai jau praeina visi drugeliai, 5, 10, 20 metų, yra sunkus, rimtas labai darbas. Daugelis šeimų to darbo nedaro ir tiesiog kenčia viens kitą. Viduj kaupia pykti, neapykantą, viens ant kito bambą stumia ir taip toliau, bet, gyvena kartu ir kankina viens kitą. Tokiam gyvenime labai didelės prasmės nėra. Žymiai prasmingiau būtų savo pripažinti, pas mus santykiai yra blogi, sprendimas į greitas skyrybas irgi ne variantas, nes aš nieko nepabandžiau, kad realiai sutvarkyti tos santykius iš tikro. Aš nesu prastas, neišgirstas, jinai durna, jinai kvaila, jisai durnas, kvailas ir panašiai, ar ne? Čia taip šaržuojant, bet dažniausiai aš matau tai. Ir tai yra ne kelias, ta prasme. Jeigu mes norim turėti tą gerą darnią šeimą ar porą, turim pradėti nuo savęs.